Kiek turim? Po 2,6. Laukiam stoty. Autobusas po 3,20. Turėjo būti pirma 45, nukėlė kiek čia 2 valandą beveik. Ką mes pradėsim naują, ne? Savo kelionę? Ne. Kažkur važiuosim, tik nesakysim, kur dar. Tai paslaptis. Paslaptis bus. Kažkur važiuosim, tik nesakysim, kur. Žiauriai neturim ką veikti, autobusas vis dėlaid, jau turim 3,21. Greičiausiai kokią 4 išvažiuosim, nors buvo planuose nuvažiuoti. Išvažiuoti pirmą 45. Tada būtų čia valkėjimės, pastuoti neturim ką veikti. Tokį atradom įdomų. Galim selfį pastatyti, nes vis tiek nėra ką veikti, va. Palauk. Paspaudėm taip, greitai 3 sekundės. Naktinė Šiaulių autobusų stotis. Čia mes sėdim tada toks viadukas. Viskas uždaryta, tualetai neveikia. Ką norite daryti, stovi mūsų dviračiai priparkuoti. Kaip jaučiamės. Keliaujam Rygoje. Dar ne pusės kelio. Nuvažiavom. Turim tiek. Žmonės šiaip daug vilkė. Turim, vis dar juda. Norim kavos. Ir visą valandą teks važiuoti. Tada pagaliau ant dviračių. Ir jau judam. Ar galim važiuoti? Tai, nu taip, mes labai norim. Mes labai norim valgyti. Gerai, važiuojam. Kažkas labai nori valgyti. Nori. Valgom likučius maistus, pakras buterbolų, čia mūsų pusėčią. Dvi dienas bezmiego. Įskėdam saliniam saliuką. Ta pusėlę mūdinėlę, kas tai yra, norėsim pasakyti, paskutę mūsų senamiškį centrą. Pasidėjom daiktų po autobusu. Dieną pirmą. Dar kaip ir pradėt, kaip sakyti, ir pradėjom. Link Paldiškę važiuosim, arba dar kol kas užlingom Taline. Mes esam dabar prie Baltijos jūros ir dabar oficialiai pradedam savo žygio maršrutą. Savo tą, žinai, planą aplink Baltijos jūrą, tai dabar nuo Estijos Talino. Toliau judėsim link Lietuvos, kaip jūros pakrantam. Tai bus antras ruožas, buvo pirmas kylis Karsgamas prieš tai. 900 kažkas kilo dabar. Nuo Talino pradėsim 1000 kažkur gausim gal saugiau. Kur važiuosim dabar to? Turim Talino uostą, kažkada bus sekantis etapas antras Helsinkis čionai. Ne antras, jau bus trečias, vienoj pusėje.
Kaip jums patinka? Vėl jūros maršrutas. Netoli mes nuo jos pabėgom. Ir vėl grįžom. Plaukia laivukas. Vėjas tai iš šono dabar toks kelias. Neblogai. Takai visai neblogi, bet nors yra Taline ir nelabai vietų. Plaukia tam laivas. Čia kitas žemesnis, jie net neviruoja. Ir tokių vamzdžių žiūronų labai daug pastatyta. Graži krantinė, saulutė šviečia, gerai. Indeniukas, Baltijos jūra vėl. Valiau, kuo daugiau mums reikia iki Laimės. Važiuojam link Talino senamiesčio. Nors esam ten ant kartų buvę. Lankstėm ir išlankstėm popierinius laivelius. Kaip iš popieriaus, atrodo. Labai faini. Taline galima rasti užminuotų kelių, takų. Įtvirtinimas minų. Tai va. Baltijos jūra tas laivelis tenai dar mes kažkur, tai čia važiuojam per kažkur, tai tiesiai bandysime, ne? Ten. Ir bandom važiuoti toliau, visai neblogai. Bunkeris Talino. Aha. Bunkeris, mums reikia tas pavyzdoj. Sukim ratą, čia mums pro apačią reikia važiuoti, pabandom. Įveikiam laiptus su ties laiptais, bum. Per viršų, bum. Ten buvo pažemė iš tikrųjų. Kas? Ten pro vieną pusę galėjom pažiūrėti. Lėkiam karštų, dulkėtų Talinu. Miestai netraukia, gamtovaizdžiai jie. Senamiesčio net nesukom, visur statybos darbai, būtų ant kartų, net nefilmavom. O dabar tokiu prospekčiuku lėkiam. Link išvažiavimą. Tai čia Eurovelo kažkoks buvo ženklas, dabar neatsimenu. Koks tas Eurovelo čia eina. Šitas turbūt Baltic Coast kažkoks. Linkėjimus perduoja turbūt. Tai va. Eurovelo savo krutam. Palikinėjam Talino miesto betoną. Karštį tą visą smogą. Sukalė namą. Ką ne, bebro darbs. Bebra čia. Kaip ten tas bebra? Va, čia kas. Va čia tai kaifuojam to takiuko važiuodami. Tai čia kaip ir Talinas, kaip ne Talinas, oficialiai dar neišvažiavam iš Talino, bet čia takas tai jėga. Čia sutikę buvom, prasilenkiam pirmus tokių pat turistus kaip ir mes. Pirmieji, jie valio paplaukiam. Lėkiam toliau. Vis dar lėkiam Talinu, visas nesibaigia, visas atsiranda koks kvartalas, parduotuvės, tai takas superinis kol kas, bet tikrai irgi rašo, kad 500 metrų užsukti reikės. Vėjas tiesiai į nosį, bet niekas apaisaus. Važiuojame vis. Pirma diena, kaip sakant, vyksta. Pirma diena vyksta. Taip ir judam, bandom palikti Taliną. Talinas baigęs oficialiai. Kirtom ženklą. Talino pabaiga. Čia va, prieš tą. Ir dabar jau mes varom užmiesčio takais. Prieš vėją toliau. Kad landšaftas lygus, tai tragedijos nėra. Kaip į kalniuką lengva. Stojom pailsėt. Tiesiog sėdėm. Talim.
Baikiai. Baikiai. Sustojam ko? Ko sustojam? Sustojam valgyti. Valgysim. Kažką įsivalgėm, tai mes tiek, kad šiandien kaip ir nevalgėm normaliai. O sumuštinius tai suvalgėm tokius. Ir nuo vakar. Kokius? Tokius. Ir nuo vakar daugiau mes nevalgėm. Ja. Stovim kažkur 15 km už Talino. Tai va, dabar judam link Paldiskio pusės. Ten dar turim tokių gal kriokliuką apžiūrėsim, ten slaidų. Reikia parduotuvę, nes vandenių situacija yra liūdnoka, gertuvės tuščios, dar vienoj biškilikė yra ant dugno. Ne kažką su vandeniuku. Paiginėjom paskutiniai gurkšniai. Tokie rulonai šieno gražiai atrodo lauke. Vaizdelis geras. Su vėjeliu lekiai neina pavyt. Kaip įsigazavo, kaip pavalgyti dabar, tai jau turi gerai paplušėt, kad pasivytum. Sakau, kaip pavalgė, tai dabar turi paplušėt, kad pasivytum tave. Jo. Takelis neblogas, tik vėjas į kaktą labai jau neapaina. Spinduliai kokie. Kažkas labai degina ten. Labai kažką padegė, daržų. Sakau, daržuolas padegė. Žolę padegė. Vasar, krutam, fainas keliukas, dviratukas. Koks, nežinau, nenormaliai gerai. Kada tas vėjas, bet vis tiek fainas. Nebetoli mūsų kaimo parduotuvėlė, pirksim kažkokių kiaušinių, gal nusipirkti pusryčiam reikės turėti ir vandens svarbiausia. Va, mūsų Baltijas. Oh, shit. Tai va, čia dar geriau. Jo. Eikti savo paukštį. Jauriai. Eikti savo, bet kukščiai aukštį. Jau rumenis. O čia tai vietos yra geras, trūkęs va tas visas gabalas. Patinka? Labai. Kalnavai ant pasaulio krašto. Ten akmuo. Tai žiaurumenas. Kaip baisiai. Sutinkom bendramintį. Kolega mano bendrauja, kažkokį draugelį susirado.
Tai va, ta vieta labai gera čia yra. Čia verta nuvažiuoti. Bet nenormaliai gerai. Matas labai daug. Baltijos jūros krantas viena iš įspūdingesnių vietų Estijoje. Nu, da yra prie Paldiskis, kaip ten jisai. Ten dar važiuosim, irgi vieta super. Bet čia tai irgi yra super. Slankas pakomiškas. Realiai atrodo, nuo į pusę einam krantą nukosim, kaip laivėjo elektrinės matas. Čia gerai valdo, įlūžom. Dronas nenorėjo skristi. Didžiai programą užsilenkė, tai Flyličiai gerai, kad turėjau atsinaujinau. Ir su Flyličiu paleidau. Viskas puikiai veikia. O didžiai taip ir neradau, nei Play Store taip ir neveikia. First Motor Melby Waterfall 355 malūną turim pastatę. Ledinį malūną pastatę. 833. Na tai su generatoriaus pagalba vandens malūną pavertė elektros stotį. Kokie čia metai 928. Ir 2004-2005 pastatė. Einam pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. O čia dar galima. Tai neblogai čia atrodo. Ten galima pavirti. Tai tas elektrininkas. Tas yra dabar Mercedes pagalba, yra panašiai buvo. Mercedes tikė, tai taip gera. Tai tada krioklys. O čia va pirmas krypimas ir teka ten tolyn. Toks neblogas, Keila Juga, labai geras, gera vieta. Rekomendacija verta nuvažiuoti tikrai. Aš čia pirmas sykimas, šikai. Atrodo, va viską matom, nesugainė viską. Verta įsimaudyti. Vakarinis Estijos prasilėkimas. Liko koks 18 km iki nakvynės vietos. Taip biškį užplegmavom žiūriu šiandien per savo pramogas. Dabar reikia paspausti, nes kyla rimta grėsmė, kad mes tamsis statysim palapinę. Ir ieškosim vietos tamsi. Žiauriai fainas takas. Praktiškai nuo Talino iki Paldiskio galima dviračių takais važiuoti. Belenkaip gerai. Nakvynės vietelės. Ir teka važiuoti. Ne visai asfaltu jau. Tai neliūdina. Važiuok dar dalytis. Tai visi neliūdina. Keliukai eina, trailai. Tai kaip jūs raktom, tai sargi nevažiuok prie mane. Tai kaip man važiuoti? Tai gero. Gal. Tai tiek biškai reikia, žinai, reikia ant taip papult. Su fūra važiuoti, tokio kaip mūsų yra iššūkis. Filmuodai, plius. Tadam radom skylę. Čia galima kempinti. Yra oficialiai kempingėlis, dyka. Ten dar kažkas palapinę turi, tenais yra spaudinė. Tenais yra pūlikas. Dar manualis, ten kitas kempingas toliau. Pavargota? Ja. Nu, žodžiu, mes čia įsikursim. Statėm namą.
Valgyt dar? Kaip? Kiek tų kiaušinių, darys nuobodžius.